Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė pasiruošimą Londono olimpinėms žaidynėms tęsia Kaune. Šiandien laikinojoje sostinėje krepšininkai surengė pirmą treniruotę. Aikštėje buvo ir prie komandos prisijungė Antanas Kavaliauskas, Simas Jasaitis bei Renaldas Eibutis, kuris treniravosi su specialia apsauginė veido kauke. Renaldas tai pilnas energijos visas, gal Simui sunkiau todėl, kad jisai negalėjo judėti, taip sakysim, fiziškai, bet kartu tas pasiruošimas irgi jam į naudą, bet nesiskundžia nei vienas, nei kitas, jokiais skausmais ir dirba be jokių nuolaidų, pilnu maksimumu. Rinktinė turėjo vos vieną poilsio dieną prieš persikeliant į treniruočių stovyklą Kaune. Laiko pasiruošimui lieka visai nedaug, tad nenuostabu, kad komandos vyriausio trenerio Kęstučio Kemzūros žvilgsnis jau krypsta į pirmosius olimpinius varžovus. Pirmą treniruotę po laisvos dienos, po to ten Palangoje dirbom 3 dienas iš eilės, 2 dienos buvo 2 treniruotės. Vėl, sakysim, šiek tiek tas privertėm organizmą reaguoti tos fizinius krūvius. Ir toks šiandien, sakau, matosi, kad pailsėjo ir tos energijos tokio noro yra vėl. Tai dabar toliau tas plonybės kažką tai taisome, kažką tai pridedame, adaptuojame ir po truputį šiek tiek ruošimės ir tom rungtynėms sekmadienį su Rusija. Nebus kažkoks akcentas, bet vis tiek norisi šiek tiek pasiruošti. O toliau žiūrėsim savo taktiką ir po truputį pradedam žiūrėti Argentinos žaidimą, komandą, po truputį analizuojama. Žinau, kad jie sekmadienį žais su amerikonais. Bus proga. Kažkaip tikiuosi, kad gausime vaizdo įrašą ir pradėsime analizuoti, pradėsime šiek tiek irgi ruoštis ir tom rungtynėm. Robertą Javtoką rinktinėje pakeitęs Antanas Kavaliauskas atviravo, kad už Atlanto palaikė sportinę formą. Stengėsi palaikyti širdies ritmą, treniruodamasis tiek treniruoklių salėje, tiek tobulinant metimo techniką. Prie rinktinės prisidėjęs paskutiniu momentu krepšininkas teigė, kad įsilieti nebuvo sunku. Ne, nesudėtinga, nes vis tiek žinai visą sistemą, visus pažįsti, ne taip, kad būna, žinai, per kokį pusę sezono į kitą komandą ateini ir reikia viską iš naujo susipažinti. O čia viską pažįsti, tai gaila taip išėjo su Robertu, bet važiavom padėti. Jau šį sekmadienį mūsų šalies krepšininkai išvykoje žais prieš paskutinės kontrolinės rungtynes su Rusijos komanda. Tomas Ramanskas, Sportvino žinios +.